Taigi, sveiki gerbėmieji ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas. Ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 64-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir tradiciškai laidą pradedame mūsų laidos faktų tikrintojos Mintvigailės eilėmis. Oranžinį, negeras tas žmogus. Ir mes ne tie, kur nuodėmės atleidžia. Galiausiai juk virš mūsų nedangus. Tik retrogradai tokį gandą skleidžia. Virš mūsų tik progresas apšvieta. Naujausioji tvarumo direktyva. O tau jau paruošta yra vieta. Na, bent jau ir tokia iniciatyva. O gal tik tai maža viltis. Pa žmogų dar yra pažangų. Taip kaip uždaro vakarą naktis, tada taip uždaryti į belangę. O dabar baigiam šitą visą humoristinę dalį ir pereinam prie rimtesnių dalykų, kas čia dėjosi pasaulyje per pastarąsias kelias savaitės. Ir čia visi aišku tikitės, kad pradėsime vėl nuo šitų Rusijos Ukrainos taip ir nebesimaterializuojančių paliaubų ir viso kito. Prie to prieisime. Bet gal pradėkime nuo blogų žinių pranašo J.D. Vance'o. Kaip visi žinote, po jo vizito Vatikane praėjus porai dienų numirė popiežius. Ir jeigu to nebūtų gana, po to iš karto J.D. Vance'as nuskrido į Indiją ir jau dar jam tebesant Indijoje, ten buvo kelių dienų vizitas, įsisiūbavo konfliktėlis tarp Indijos ir Pakistano. Tai kur tik tai J.D. Vance'as, ten ir nelaimės, ar ne šitaip, ar ne? Bet jeigu kalbant rimtai, tai vienas dalykas šitas vizitas J.D. Vance'o Indijoje, kuris buvo kaip ir oficialus, bet ten buvo ir daug neoficialių dalių, nes visi žinote, J.D. Vance'o žmona yra Indė ir visi trys jo vaikai yra, kaip sakoma, auginami dvikultūrinėje dvasioje. Tai jie šito vizito metu demonstratyviai buvo papuošti tradiciniais indiškais apriedais ir susitikimuose su Modi ir kitur J.D. Vance'as ir ypač jo žmona demonstravo daug draugiškumo. Aišku, buvo kalbama apie prekybos reikalus ir apie tai, kaip čia reikia irgi panaikinti prekybos deficitą, kas čia tebėra karšta tema, bet Indija, aišku, yra žymiai, kaip čia pasakius, žymiai palankesnė padėties palyginus su Kinija. Indija matomas kaip strateginis partneris ir, aišku, ne tik dėl J.D. Vance'o ir jo žmonos, bet dėl to, kad, tai yra vienintelė pagal tokį dydį ir svorį galima rimta alternatyva Kinijai. Ir, pavyzdžiui, Apple'as, jeigu nežinote, iki sekančių metų pabaigos, iki 26 metų pabaigos yra užsibrėžęs visus iPhone'us Amerikos rinkai bent jau gaminti Indijoje. Ar tai pavyks, čia irgi didelis klausimas, bet ambicingi yra tikslai ir ambicingos yra visos iniciatyvos ir amerikiečių bendradarbiavimo su Indija. Asmeniškai Trumpas su Modi sutarė labai gerai. Daugelis sako, ir ta Modi visa platforma tokia proinduistinė irgi nacionalistinė, jinai kažkuo panašiai maga, gali būti. Vizito metu, tarp kitko, buvo kalbama ir apie tai, kad amerikiečiai visai pasirengė parduoti įvairiausią ginkluotę Indijai, įskaitant ir F-35. Čia, aišku, daug kas galėtų pasakyti, kad čia gal nebeturi kur kištų F-35, bet tai nėra tiesa. Ten tos visos kalbos, kad europiečiai dabar masiškai atsisakys F-35, yra labiau kalbos. Vien jau dėl to, kad pagrindiniai ten klientai kaip po Didžioji Britanija jau daugelį įsigijimų yra padariusi, ir kiti įsigijimos yra modifikacijos padarytos ir tebedaromos, tarkim, tam pačiam Lenkam ir panašiem. Tai tų atsisakymų gal ir bus, bet jų nebus daug ir iki šiol daugiau yra problemų pagaminti pakankamai F-35 negu juos parduoti. Tai tas galimas, čia pasakyčiau, čia dar ilgas procesas, bet galimas F-35
naikintuvų pardavimas Indijai signalizuoja didžiulį pasitikėjimą. Aišku, čia iškyla ta pati problema, kaip ir su Turkija, kuri buvo pašalinta iš F-35 naikintuvų programos dėl to, kad nusipirko rusišką S-400 oro gynybos sistemą. Tai tokią pačią turi ir Indai. Ir žiūrėsim, ar dabar tai jau amerikiečiai nebežiūri į tai, kaip po kliūtį pardavinėti F-35. Vėl nežino. Bet kuriuo atveju tas vizitas Indijoje yra tikrai simbolinis ir parodo, kokius strateginius ateities partnerius JAV mato Azijoje ir pasaulyje. Ir aš manau, kad su jais bus tikrai surasta palanki ir indams formulė tose prekybos karuose. Dėl to Indijos ir Pakistano konflikto, kas nežinote, tai čia tas pats Kašmyras, čia amžinas irgi konfliktas, jis niekad nesibaigia ir nesibaigs, ir ten galima būtų sakyti business as usual. Aišku, visi taipogi žinome, Indija ir Pakistanas abi yra branduolinės valstybės, abi, kaip sakant, pačios savo jėgomis susikūrė savo branduolinės programas. Pakistanas tai padarė 98 metais, gerokai vėliau, nes Indai 74-aisiais, tai Pakistanas po 74-ųjų Indijos bandymų ten skubiai ėmėsi priemonių ir jiems pasisekė, kad jie turėjo vieną mokslininką, kuris dirbo Urenco urano sodrintojų ten konglomerate europietiškam, britų, vokiečių ir olandų šitam konglomerate, ir jis nufirino tas urano sodrinimo technologijas. Ir kai apie tai sužinojo žvalgybos ir Izraelio, ir JAV, ir irgi buvo izraeliečiai ir indai planavo ir smogti Pakistanui, kaip dabar yra grasinama Iranui, apie tai pakalbėsime. Bet galiausiai, tarp kitko, dar tas pats Ronaldas Reiganas įkalbėjo, kad to nedaryti, neeskaluoti, nes šiaip jau, nors Pakistanas yra be abejo smarkiai musulmoniška valstybė, bet tai nėra griežtąja prasme islamistinė valstybė, ir čia yra svarbus skirtumas. Ir jeigu iš tikrųjų dabar grįšime prie to paties J.D. Vance'o, tai J.D. Vance'as kažkada neseniai yra sukėlęs daug pasipiktinimo, pasakęs, kad jį labiau neramina, kad pirmąją islamistinę valstybę su branduoliniu ginklu gali tapti Jungtinė karalystė. Ir čia, aišku, juokas pro ašaras, bet tas nėra atmestina galimybė. Tai labiau tikėtina tikriausiai, kad kokie nors radikalūs islamistai paimtų valdžią Jungtinėje karalystėje negu Pakistane, kur, santykinai, kaip tiems kraštams ten yra pasaulietinė vyriausybė, ir nors ta jų bomba vietom, ypač tuo metu, kai jinai buvo oficialiai pirmieji testai vykdyti 98-aisiais, kuomet ir laikoma, kad Pakistanas tapo branduolinė valstybė, tai jinai dar buvo vadinama ir islamo bomba, Islamic bomba, bet kol kas tai nėra matoma tokia didelė egzistencinė grėsmė vakarams, nes nuo pat pradžių Pakistano šita branduolinė bomba buvo atsakas į Indijos branduolinę bombą, ir Pakistanas niekam kitam negrasina su šituo. Tai tiek būtų apie blogų dalykų pranašą J.D. Vance'ą. Tas vizitas baigėsi, rezultatus dar pažiūrėsim. Indija su Pakistanu į karštą tokį visišką karą neperaugo, ten užblokavo indai vandenį pakistaniečiams, bet pasaulyje reikalai kaista, ir būtent kai dabar reiktų pakalbėti apie Ukrainos visos tas taikos darybas, kai amerikiečiai sako, kad mes galbūt visą tai mesime ir užsimsime kitais reikalais pasaulyje, tai nėra blefas, ir tai atspindi tarptautinės realijas. Pasaulyje vyksta labai daug karštų dalykų ir konfliktų, ir mums čia atrodo, kad viskas aplinkui sukosi iš vien apie Rusijos ir Ukrainos visą karą, bet iš amerikiečių požiūrio taško žiūrint, tol tai nėra, ir kas nesuprato dar iki šiol amerikiečių pozicijos, tai jau tikrai pats metas suprast, kad tai ne blefas, ta amerikiečių pozicija, kad europiečiai savo saugumą anksčiau ir vėliau turės visiškai perimti savo rankas, ir amerikiečiai prisidės nebent tokiais dalykais kaip žvalgyba ar branduolinis skėtis, nors čia europiečiai irgi visokių iniciatyvų turi. Tai tą jau turėjo suprast. Ir vėl, aišku, čia Reuters šią savaitę paskelbė planus skirtingus, kokie siūlo
amerikiečiai šitą taikos planą ukrainiečiams ir rusams ir kokį siūlo europiečiai. Tai europiečių planas yra fantastiškai labai geras ir rusams nieko neduoda ir labai viskas gerai būtų. Tik tai problemėlė, kad europiečiai nieko negali pasiūlyti iš savęs, kaip po tą planą įvykdyti. Jų plano kertinė esmė yra, kad ir paliaubas organizuoja ir paskui saugumo garantiją suteikinėja amerikiečiai. Tai ką reikia pasakyti, neturi europiečiai jokio taikos plano. Tai tas amerikiečių taikos planas, kuris yra blogas, kuris iš principo įteisina dabartinį status quo ir dargi yra numatyta ir formalus Krymo pripažinimas Rusijai. Na taip, tai pažydžia visus ten tos teisės principus, čia niekas nesiginčia, bet reikia atkreipti dėmesį, kad kitų planų nėra ir nėra jokių iš tikrųjų gerų svertų prispausti Rusiją. Šito dalyko mūsų propagandistai niekaip nepripažįsta, visi pasakojo, kaip čia Rusija ant paskutinių kojų, jau toj žlugs, bet tai yra labai, labai toli nuo tiesos. Rusija seniai perorientavo ekonomiką į karo ekonomiką, Rusija apsirūpina gal ir su problemomis, bet apsirūpina savo karo pramonę visko, kas yra būtina. Rusija apeina sankcijas, nors ir aišku su pavėlavimais, su didesnė kaina, bet apėjimai surandami visiems tiems dalykams. Rusija iš tikrųjų ekonomiškai, vėlgi didžiausias ekonominis smūgis buvo tie patys 22 metai, po to atsigavo ir šiuo metu kažkokio ekonomikos kracho nėra ir tokius nuostolius, kokius dabar patiria dabartinio intensyvumo karo metu, Rusija dar gali ne vienerius metus pakęsti. Dėl to amerikiečių ta pozicija dabartinės administracijos, kad galime mes ją vadinti nemorale ar prisitaikeliška, ar kaip čia defitistinė, bet faktas yra toks, kad matematiškai pasižiūrėjus, šiuo metu karinio sprendimo Ukrainos kare nėra, nebent, atmetus tą variantą smarkaus įsitraukimo amerikiečių atveju, ko amerikiečiai tikrai nenori ir siekia visais būdais išvengti. Tai dėl to amerikiečių reveransai rusams, kad ir kaip jie mums nemaloniai atrodytų, bet jie yra logiški ir mane iš tikrųjų galbūt net kažkiek džiugina, kad Putinas į tai nelinksta ir kad Putinas į tai spjaudo ir erzina tėtušį ir amerikiečius, nes mane labiau gazdintų tą perspektyvą iš tikrųjų, kad jie draugiškai susitartų ir Putinas būtų labai geras ir sukalbamas, nes tai suteiktų tiems Rusijos supratėjams Amerikoje daugiau argumentų stumti tą savo liniją, kad žiūrėkite, mes su rusais, mes, kaip čia pasakius, neturime kažkokių konfliktų, mes esame labai panašios pasaulėžiūros, ir vertybiškai, žiūrėkite, rusai atsisuko į konservatizmą ir krikščionių nepersekė, čia ta pats leitmotyvas ir visa kita, ir žiūrėkite, jie racionalūs sukalbami žmonės yra. Ir tai, kad Putinas dabar spjaudo visus gerus žestus iš Amerikos pusės, tai yra geras dalykas, nes tai akivaizdu pradeda tėtušį erzinti, amerikiečius pradeda erzinti visus respublikonų partijos atstovus, pasigirsta vis daugiau balsų, kad reikia kažkaip jau ieškoti būdų nubausti Rusiją, nors, kaip jau minėjau, šitų tokių būdų surasti yra pakankamai sunku. Dėl to, kad, jau 10 metų Rusijai sankcijos yra taikomos ir amerikiečiai, skirtingai nuo europiečių, tarp kitko, jų neapeidinėja, dėl to prekyba ir prekybiniai santykiai su Rusija yra minimalus ir čia jums atsakymas į tą klausimą, tai kodėl rusams ten tų papildomų tarifų neuždėjo, todėl kad tuos dalykus ten už kelis milijardus per metus, už 3 milijardus, kurios Amerika dar perkė iš Rusijos, tai čia yra tokie dalykai, kur labiau Rusija daro paslaugą, kad parduoda jos amerikiečiams, nei amerikiečiai daro paslaugą, kad perka. Tai yra ten tokie dalykai kaip titanas ir kiti ten tie kritiniai elementai, urano sodrinimas, taipogi, kur rusai turi vienintelį, kaip minėjau, perteklių.
kai kurios trąšos, tokie dalykai, kuriuos tikrai labai sunku pakeisti kažkuo kitu amerikiečiams ir vėlgi kiekiai yra minimalūs. Ta prekyba su Rusija, JAV beveik tokio pat dydžio kaip prekyba su Lietuva, tai įvertinus šalių dydžius reikia suprasti, kad tai to beveik nėra. Tai prekybiškai nubausti yra sunku. Per antrinius Rusijos, tarkim, naftos dujų pirkėjus, tai reiktų bausti vėl vieni didžiausių antrinių pirkėjų, neskaitant Indijos ir Kinijos, su kuriai, kaip jau minėjau, su Kinija ir taip yra sudėtingas karas, dar už rusiškos naftos pirkimą ten sudėtinga, ką nors nubausti. Su Indija iš tikrųjų ieškoma geresnių sąlyčio taškų, tai ką dabar europiečius baustų už tai, kad perka rusiškus, o europiečiai tebeperka rusiškos naftos ir dujų produktus. Vienu žodžiu, Rusija ekonomiškai nubausti yra amerikiečiams pakankamai sunku, dėl to aš irgi nesitikiu stebuklų. Visi matėme, kaip ten per popiežiaus laidotuvės pasišnekėjo trumpai su Zelenskiu. Zelenskis paskelbė, kad visai geras tas pokalbis buvo. Belieka tikėtis, kad kažkiek tos sąlygos bus pagerintos Ukrainai. Ir aš nemanau, kad galima taip automatiškai ekstrapoliuoti, kad bet kažkokia nuolaida Rusijai automatiškai garantuoja. Čia pas mus visi 100% tikslumu prognozuoja ateitį ir visi, bet kokia nuolaida Putinui automatiškai garantuoja, kad Putinas puls kitur. Iš vieno to pavyzdžio, kaip ten apizmento Hitlerio daryti automatiškai tą išvada, kad bet koks kitas diktatorius automatiškai puls aplinkui visus, jei tai gaus kažkokią nuolaidą. Taip, tai logiškai galima daryti tokią prielaidą, bet reikia suprasti ir vis dėlto didžiulius skirtumus tarp to, kas buvo Hitleris ar tas pats Stalinas ten 39-aisiais ar 40-aisiais ar 41-aisiais ir tarp to, kas yra Rusija dabar. Tai yra didžiuliai skirtumai. Ta prasme, Hitleris tuo metu jis turėjo nuosavą pramonę visko apsirūpinančią, turėjo vėlgi kitokią demografiją ir technologinį pranašumą ir visus kitus dalykus, kurių dabar Putinas neturi paprasčiausiai. Tai vėlgi, aš nenoriu sakyti, kad čia labai geras tas dylas, kurį deda amerikiečiai ant stalo, bet tai yra vienintelis dylas, kuris šiuo metu yra. Europiečių dylo nėra, galima sakyti. Ar kažkas materializuosis, neaišku. Zelenskis, reikia pripažinti amerikiečių paramą gan smarkiai prarado, ypač, kaip minėjau, respublikonų rinkėjų. Jis, tarp kitko, šią savaitę toksai, sakyčiau, svarbus iš Ukrainos viešųjų ryšių požiūrių taško įvykis buvo Beno Šapiro paleistas interviu keliom dalim netgi su Zelenskiu. Benas Šapiro dešinysis Daily Wire žurnalistas, apžvalgininkas, influenceris, medija žvaigždė. Benas Šapiro pats nuskrido į Ukrainą, susitiko su pagrindiniu rabinu, su dar daugeliu žmonių ir padarė tikrai gerą interviu su Zelenskiu. Vėlgi, kalbant apie patį Zelenskį, reikia pasakyti, kad jam nelabai sekasi ten gerai pasišnekėti su JAV žurnalistais, bet turbūt šitas interviu buvo kažkiek geresnis negu, tarkim, buvo ten su Fox, su to Bretu Bayeriu ar su Lexu Friedmanu. Šio interviu metu vis dėlto jis kai kurios klausimus buvo geriau pasiruošęs ir nors kai kurie atsakymai vėlgi, yra vėlgi tas kalbos barjeras per tą vertimą ir yra tas dalykas, kad kai kurios atsakymus jis taip naudodamas daug emocinių argumentų ir ilgai vedinėdamas, kartais atrodo liktai ir numuilina tas atsakymus, bet nepaisant to, interviu buvo geras. Tačiau į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, į tai, kad abiejose tose dalyse Benas Šapiro to interviu YouTube ir aš dėsiu nuorodas, labai gerus padarė intro ir gerus padarė outro, ypač antrosios dalies pabaigoje jis padarė puikią analizę apie tai, ką Putinas daro, ko jis nori, kokią įtaką apskritai daro Putino ir Rusijos dabartiniai ideologijai Duginas, jo filosofija. Ir iš tikrųjų tai buvo turbūt geriausia, ką aš esu skaitęs anglų
tai skaitęs ar matęs anglų kalboje, ta dekonstrukcija visos Dugino ideologijos, kaip jinai iš tikrųjų transformuojasi į oficialią Rusijos politiką, į Putino visas pozicijas ir kaip iš tikrųjų Rusija, nepaisant šito kai kurių prorusiškų JAV influencerių nuomonių, tokių kaip tas pats Tuckeris Carlsonas, Rusija nėra Amerikos draugė, nėra civilizacinis partneris ir net nenori tokių būti. Ir Rusija, nepaisant visų jai rodomų reverencų, visada bus priešiška Amerikai ir visada mato Amerišką kaip kažkokį degeneravusi blogį, kurį reikėtų pribaigti, netgi jeigu kažkuriais momentais yra administracija draugiškesnė, rodo kažkokius ženklus, kad nori ieškoti kažkokių sugyvenimo formatų. Dugino visas mąstymas ir bendrai Rusijos yra amerikonai blogis ir mes juos sunaikinsim. Tai šito labai reikėjo, šito Amerikos to dešinėje, šito viso nušvietimo labai trūko ir čia iš tikrųjų aš labai patenkintas, kad Benas Šapiro tai pasakė, nes toksai Tuckeris Carlsonas sėkmingai amerikiečiams bent jau daliai jų pristatęs Aleksandrą Duginą kaip kažkokį tradicionalistinį krikščioniškosios Rusijos simbolį ir ideologinį vadą, pamiršta tokius faktus kaip po Dugino ištakos nacionalbolševikų partijoje su Eduardu Limonovu, kurios vėliava yra literaliai nacių ir sovietų simbolių mišinys ir visos ideologinės nuostatos ateina tikrai ne iš krikščionybės, o iš bolševizmo ir kažkokios tai nacių mišinio. Tai šitų dalykų Amerikos daugelis dešiniųjų nežino ir šitos dalykus turėjau kažkas pasakyti jiems ir dėkui dar kartą Benui Šapiro, kad jis juos pasakė. Zelenskis nesugeba rasti kalbos su dešiniaja JAV šitą administraciją ir apskritai su dešiniaja Amerika ir nepaisant to, kad dabar aš jau matau tų tam tikrų pastangų ir tam tikrų iniciatyvų ir teigiamų tame tarpe, tačiau Zelenskiui tikrai nesiseka ir tarp kitko netgi toks labai mainstreaminis ir, sakyčiau, proukrainietiškas The Economist leidinys, čia neseniai prieš porą savaičių įdėjo tokį straipsnį apie tai, kad Zelenskis, vis labiau ir labiau tampa autoritarų, koncentruoja galę savo rankose, šalina oponentus, šalina bet kokias priežiūros procedūras, bet kame, karyboje, energetikoje, ekonomikoje, persekioja opoziciją. Iš tikrųjų toksai Zelenskiui tikrai turėjo nepatikti tas The Economist straipsnis ir tai galėtų būti indikacija, kad Zelenskiui yra nepatenkinti daugelis, ne tik tai dažnai viešai jo besipiktinantis Donaldas Trumpas, tačiau galbūt ne viešai jo besipiktinasi ir daugelis kitų vakarų partnerių. Ir aš suprantu, Zelenskį jo padėtis yra tikrai sudėtinga ir gerų tokių tobulų sprendimų jis neturi, tačiau labai gali būti, kad jo dienos politikoje, didžiojoje politikoje taipogi yra suskaičiuotos. O dabar perinam prie dar vienos šalies, kuri irgi yra pastovus įtampos šaltinis pasaulyje. Tai yra Iranas, žinoma, ir kad parodyti, kaip viskas yra tarpusavį susiję, tas pats Steve'as Witkoffas tiesiai iš Putino vyko į Omaną, kur JAV delegacija derėjosi su Irano delegacija. Ir pagrindinis klausimas, ir tas klausimas yra, norėjau sakyti, senas kaip pasaulis, gal ne toks kaip pasaulis, bet labai senas yra Irano branduolinė programa, garsioji ir sudėtingoji ir su kuria daug kartų bandyta susidoroti ir bandyta ir ją kažkaip tai teisinti. Ir prie Obamos, visi žinome, buvo ir teisinta 15 metais, bet be abejo su apribojimais, kad sodrinimą Iranas darys tik tai iki 3,7%, kas užtektų civiliniams taikymams, branduoliniam kūrui, bet neužtektų branduoliniam ginklui. Paskui tas
prie pirmos Trump administracijos tas susitarimas išžlugo, tarp ir dėl to, kad JAV turėjo įtarimų, kad niekad nesilaikė ir neturėjo intencijos labai laikytis Iranas šitos sutarties. Dabar Iranas jau yra prisisodrinęs sočiai šito urano iki 60% ir nors to dar techniškai neužtenka branduoliniam sprogmeniui, bet nesunkiai galėtų pasodrinti dar daugiau ir pasigaminti tą savo branduolinį ginklą. Ir tiesą sakant, JAV administracija šitoje vietoje reikia atkreipti dėmesį. Čia yra svarbus pokytis, kad tas pats Steve'as Witkoffas, kuris dar prieš kokį mėnesį ar panašiai kalbėdavo, kad Iranas pats branduoliniams savo taikiems tikslams gali tebesodinti Iraną, dabar jau pakeitė poziciją ir dabar jau griežtai pozicija yra tokia, kad Iranas privalo tik tai pirkti. Jeigu nori turėti savo branduolinę energetiką, sodrinimo paslaugą gali tik tai pirkti. Pačiam Iranui amerikiečiai nenori duoti sodrinti savo branduolinio kuro. Dėl suprantamų priežasčių, kad nebūtų taip kaip su Pakistanu ir kad nebūtų šį kartą tikra islamo bomba. Ir žinoma, Iranas nesutinka ir čia galėtų šitą istoriją, aišku, daug ilgai tęstis, bet JAV administracijoje panašu į tai, yra daug tokių antrinių požymių, kad pradeda gauti pranašumą tie balsai, kurie nori bent jau Irano atžvilgių pradėti kažkokios griežtesnės priemonės taikyti. Ir šito požymis antrinis yra toks, kad, iš ko galima spręsti. Iš to, kad, kaip jau minėjom, paties Steve'o Witkoffo pozicija akivaizdžiai vieša pasikeitė. Bet dar paaštrėjo kova Pentagono viduje ir šią savaitę vėl pasigirdo balsai ir lažybų kontorose padidėjo tikimybė, kad gynybos sekretorius Petas Heksetas gali būti atleistas ir formaliai priežastis vėlgi tarsi būtų Signalgate'as 2.0, paaiškėjo, kad buvo dar vienas signalo chatas, kur buvo su Peto Hekseto žmona ir broliu, kur jis irgi tariamai dalinosi nevieša ir neplatintina informacija. Tačiau iš tikro visi šitie skandalėliai apie Petą Heksetą byloja, kad neabejotinai Pentagone yra lykerių, Pentagone yra žmonių nepatenkintų tuo, ką daro ar ketina daryti Petas Heksetas. Ir iš Pentagono buvo jau atleista keletas pareigūnų, kurie jau yra šios administracijos paskirimai. Ir kas nutiko? Vienas iš tų pareigūnų nubėgo iškart po atleidimo tiesiai pas ne ką kitą, o Tuckerį Carlsoną ir pasiskundė, kad, taip netiesiogiai, bet užuominom, kad Pentagone, supranti, vėl viršų pradeda imti vanagai, kurie tarsi ir jo kolega Petą Heksetą jau patraukė į savo pusę ir suprask, Heksetas jau daugmaž irgi pasirašo ant smūgių Iranui ir kažko panašaus iš šitos serijos. Ir, tiems izoliacionistam, tai Tuckerio Carlsono stovyklai tai labai nepatinka, tie valymai labai nepatinka ir kas dar iš tokių požymių, kad, tarkim, dar viena iš saugumo struktūrų, tokia, Homeland Security patarėjų taryba buvo paskirti dar keletas tokių labai vanagiškų pažiūrų žurnalistų, apžvalgininkų, tarkim, iš Fox News tas pats Markas Levinas, kuris, yra labai vanagiškų pažiūrų ir labai anti-iranietiškas ir tarp kitko labai antirusiškas, tai čia irgi geras dalykas. Tai tų požymių iš tikrųjų daugėja. Panašu, kad nors nuo tiesioginių smūgių dar atkalbamas statušis, bet panašu, kad tie vanagiški balsai vis dėlto privers Iraną daryti arba kažkokias nuolaidas, arba iš tikrųjų kažkas ir driokstels. Ir toj vietoj, taip ekstrapoliuojant tą situaciją, jeigu iki to nebus pasirašytas susitarimas dėl taikos Ukrainoje, prasidėjus kažkokiam kariniam veiksmam prieš Iraną,
Bet kokio taikos susitarimo su Rusija galimybės taipogi, dramatiškai mažėja, dingsta praktiškai. Tai iš tikro šitą situaciją reikia stebėti ir aš manau, kad mes stebime tokį galbūt net finalinį ten pasispardymą tos grinai izoliacionistinės taikos stovyklos JAF administracijoje ir jeigu jiems nepavyks kažkokių greitų Steve'ui Witkoffui, jeigu nepavyks kažkokių greitų taikių susitarimų pateikti, bus vanagai vėl įgaus mandatą. Ir, jie sugeba perkalbėti net ir tos žmonės, kurie yra skeptiški. Ir čia reiktų paminėti, kad taipogi balandžio pradžioje prieš kelias savaitės buvo pagaliau patvirtintas po pakankamai ilgų svarstymų ir vidinių respublikonų tam tikrų nesutarimų toksai Elbridge'as Colby, kuris irgi yra pagarsėjęs tuo, kad 2018 metais JAF administracijos karinė strategija perorientavo nuo regioninių kažkokių konfliktų link Kinijos ir jis iš pradžių, buvo manoma, kad jis labai skeptiškai žiūri į Irano tramdymą ir bemaž pozityviai žiūri į galimybę leisti Iranui sodrintis tą uraną. Tačiau besvarstant, betvirtinant į kongrese, jo ta oficiali pozicija irgi pasikeitė, Elbridge'o Colby, ir jis dabar jau kalba, kad Irano branduolinės galimybės yra egzistencinė grėsmė Amerikai. Tai jeigu toks žmogus yra perkalbėtas, tai bendrai reikia manyti, kad vis dėlto ta vana iškalinė po truputį skinasi kelią, pasakykime, atgal. Ir šitoje vietoje iškalbinga detalė būtų ta, kad senate tvirtinant Elbridge'ą Colby prieš balsavo vienintelis respublikonas Mitchas McConnellas, tačiau už balsavo 3 demokratai ir, sakykime, patys vanagiškiausi demokratai, tarp jų ir Arizonos senatorius Markas Kelly. Iš to galima daryti išvadą, kad ta trumpalaikė Trumpo kaip po taikos balandžio tą fazę jinai gali ir baiginėtis. Ir čia šitoje vietoje taipogi galima paminėti suaktyvėjusi socialiniuose tinkluose ir Fox televizijoje ir kitur tą patį Mike'ą Pompeo. Ir visi vanagai gali ir sugrįžti. Čia yra neatmestina galimybė. Ta prasme, Donaldas Trumpas bandė taikiai, draugiškai su visais susikalbėti. Jeigu tai nepavyks, gali tekti imtis ir tikrai griežtesnių priemonių. Ir šitoje vietoje, tie pas mus, kurie nori, kad ir Rusijai dėl Ukrainos būtų griežčiau grasinama, galbūt to ir sulauksime. Aš čia nesiimu teikti kategoriškai, bet tokia galimybė šiuo metu stiprėja. Ir ypač, kaip minėjau, jeigu su Iranas nepasirašys, tai tokia galimybė gan drastiškai stiprėja, nes Irano ir Rusijos tos unijos niekaip nebeišardysi ir smūgiuojant Iranui, Rusija, automatiškai kažkokiu būdu taps tos koalicijos dalimi. Tai kągi, lauksime čia šitų, pokyčių, vystymosi šitos istorijos, bet manau, kad, ir čia aš sakau, dėl to aš taip nedrąsiai sakau, manau, kad dabar gan ženkliai didėja tikimybė, kad tėtušio taikdario kantrybės taurė baigia prisipildyti. Are you talking to me?